Ir dabar keliaukime į dar vieną mūsų konferencijos dalį, tai yra diskusija apie tai, kaipgi po Seimo rinkimų, kokia be būtų valdžia, kokia be būtų naujoji koalicija, ko galima galbūt tikėtis iš naujosios valdžios, būtent informacinių technologijų sferoje. Ir norėčiau pakviesti 4 šios dienos svečius. Tai yra Lietuvos liberalų sąjūdžio lyderis Remigijus Šimašius ir Vilniaus meras, taip pat Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Gintautas Paluckas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Tadas Langaitis ir taip pat Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Tomas Tomilinas. Prašau, užimkite vietas. Tuoj pasidalinsime mikrofonais ir dar vienos kėdės būtų gerai gauti. Ir taip pat norėčiau dar pasakyti, kad buvo kviestas ir buvo sutarta ir su darbo partijos atstovu ponu Viktoru Fiodorovu, bet jokiais kanalais, nei naujosiamis technologijomis, nei senosiamis technologijomis jis šiandien nebuvo pasiekiamas. Tai, tai va toks ir požiūris. Dėkuoju. Telpam visi puikiai, taip pat primenu, šitą diskusiją transliuoja tiesiogiai ir Delfi televizija, taigi galime pasižiūrėti ir internetu. Gerai, pradėkime nuo, pasidalinsime mikrofonais, manau, labai draugiškai, po 2 tada, po 1 kiekvienam. Pradėkime nuo tokio paprasto dalyko. Vis dėlto Tadai, pradėkime nuo jūsų ir po to tada labai trumpai jūsų vizija, jūsų partijos vizija, kokios yra didžiausios jūsų nuomonė, kokie didžiausi, sakyčiau, ne problemos, iššūkiai, su kuriomis susidurs informacinių technologijų rinka per artimiausią laiką. Rinka apskritai, bendruomenė, sakykim taip. Iššūkių iš ties yra daug, bet jeigu kalbėsim apie Lietuvą, ne apie pasaulį, tai turbūt didžiausias iššūkis šiandien dieną yra Lietuvos vartotojus įkalbėti, pradėti vartoti plačiai informacinės paslaugas, elektroninės paslaugas. Nesukūrėme paslaugų, esame labai daug, investavę iš ties nemažai tiek į infrastruktūrą, tiek į konkrečius sprendimus. Tačiau vartojimas tų sprendimų yra labai žemas. Tai, sakyčiau, Lietuvoje didžiausias iššūkis šiandien dienai informacinių technologijų yra pats panaudojimas vartotojų. Būtent nepakankamas informavimas apie esamas paslaugas, taip pat nepakankama edukacija apie jų naudojimą. Tai jeigu palyginsime, kiek elektroninis parašas yra naudojamas Estijoje ir kiek Lietuvoje, kiek mobilus parašas yra naudojamas Estijoje, kiek Lietuvoje, tai skaičiai iš tikrųjų yra pakankamai apgailėtiniai ir mums šitą reikia spręsti. Ir ką aš matau iš pačių IT projektų vykdymo Lietuvoje, tai kad dažnai konkursuose ir finansavime nėra numatoma pinigų priežiūrai, palaikymui, rinkodarai, pristatymui tų sprendimų. Ir ne tik liūto dalis, bet dažnai ir visi pinigai nueina tiesiog į sprendimo įsigijimą. Taip. Ir viskas dažnai to baigėsi. Taip, pone Šimašiau. Jeigu iš rinkos pusės žiūrint, tai man atrodo spaudimas yra rinkai iš 2 pusių. Viena vertus tai yra, sakykime, kaip patenkinti paklausą ir kaip atrodo iš paklausos pusės. Tai čia viena vertus, kaip visą laiką, trūksta programuotojų, trūksta IT specialistų, valdiški pirkimai kartais atrodo keisti ir nelogiški, trūksta kartais naudojimo, įvairių tokių dalykų iš sakykime, paklausos pusės ir kaip patenkinti tą paklausą. Bet kita vertus, kitas iššūkis yra rinkai, bet čia aš manau, kad geras iššūkis ir labai gerai, kad taip vyksta, tai kad į pačią technologijų rinką ateina nauji žaidėjai ir vis dėlto atvirų duomenų, atviro kodo pagrindo, bendruomeninių iniciatyvų pagrindo atsiranda labai įvairūs dalykai ir mes toli galim net nesidairyti, bet kartu su Gintu savivaldybėje, kaip pridėgiam, tarkim, projektą, vieną tą A-juostų kontrolės, tikrai išmanus, unikalus pasaulyje sprendimas ir jisai, aš vėlgi taip nenoriu čia kaip sumenkinti nieko, bet grubiai tariant, tai yra iniciatyvių žmonių susirinkimas ir picos valgymas ir gero laiko turėjimas ir turėjimas projekto, kuris yra praktiškai beveik už dyką, ar ne, tik tai mažingi renginukai už 50 eurų į vieną autobusą vienas
kai tuo tarpu pagal tradiciją, kuri prasta yra mūsų viešam sektoriui, jeigu taip išeitų kas nors ir rimtų veidų papasakotų, kad tikrai be 2 milijonų eurų čia buvo neįmanoma ir reikia tą padaryti, tai turbūt įtikinti nebūtų ir labai sunku, nes praktika tokia yra. Tai aš manau, kad rinkai tai yra iššūkis, bet aš manau, mums kaip politikams didesnis klausimas yra, kaip padėti rinkai konkuruoti tarptautinėje erdvėje ir kaip padėti, kad iš tikrųjų čia būtų tikra dinamiška, kūrybinga atmosfera. Tai man atrodo, čia esminis klausimas. Bet prie jo prie to mes be abejo prieisim. Pone Paluckai. Tai matyt, aš norėčiau šnekėti apie 2 iššūkius. Vienas yra susijęs su grinai ūkiniais dalykais, tai yra valstybės IT ūkio konsolidavimo klausimas, nes šiandien mes turim beveik 100 informacinių sistemų, 150 duomenų bazių, turim labai neefektyvų ir nudėvėtą, liaudiškai tariant, hardvarą, į kurį reikės daryti investicijas ir, aišku, konsolidavimas tikrai padėtų tas investicijas panaudoti efektyviai. Tai yra pirma dalis. Antras dalykas, tai yra informacinių technologijų politikos formavimas kaip tokios. Šiandien tokios politikos formavimo apskritai nėra atsakingos institucijos ar asmens, kuris galima būtų sakyti, neša tą vėliavą. Šiuo metu politikos formavimas yra išmėtytas į 3-4 institucijas ir tai yra labai neefektyvu. Tai šnekant labai paprastai yra pribrendęs laikas informacinių technologijų plačiaja prasme ministerijai. Pone Tomilinai. Labadiena. Leiskite nesutikti su iškelta didžiausia problema, kad yra institucinis atsilikimas, nes tikrai horizontalus tikslas yra ir institucijos bendradarbiauja to klausimu. Bet aš sakyčiau, kad didžiausias iššūkis koreliuoja su apskritai Lietuvos didžiausiais iššūkiais. Jeigu mes pasižiūrėsim į Europos komisijos pateiktą skaitmeninės pažangos strategiją ir ataskaitą ir indeksus, tai Lietuva pagal tos indeksus 15 metais jau pradėjo atsilikinėti nuo bendros tendencijos ir Lietuva yra jau tarptų šalių pažangesnių, tačiau atsiliekančių nuo bendros tendencijos Europai. Ir mes esam 21 vietoj pagal žmogišką kapitalą, pagal žmonių gebėjimą naudotis naujausiamis technologijomis. Tai yra atsilikimo ženklas. Ir čia yra didžiulis iššūkis įvairiose srityse, nuo sveikatos iki švietimo, kultūros, socialinės politikos. Ta prasme, didžiausias iššūkis čia yra spręsti tas problemas, kurias mes ir taip žinom, ne tik iš šitos sferos. Ir čia skaitmeninės rinkos pažangių technologijų vaidmo gali būti milžiniškas. Taigi aš neakcentuočiau taip institucinės problemos, kiek labiau bendros visuomenės atskirties problemos akcentavimą. Dabar tas klausimas, ponė Šimašiau, gal tada nuo jūsų pradėkim. Būtent visi turbūt mes norim turėti labai modernę, labai skaitmeninę ir valdžią, ir vyriausybę, ir kuri bendradarbiautų glaudžiai su verslu. Vėlgi, dabar tada klausimas po toksai jau priešrinkiminis. Tai yra būtent, aišku, jūs kalbėsite turbūt kiekvienas iš savo partijų pozicijos. Ką politikai turėtų nuveikti, būtent kreipdamiesi į informacinių technologijų lyderius, į bendruomenę, kad mes turėtume tą proveržį, kurio mes norime. Arba mes tas problemas, kurias minėjo ir ponas Tomilinas, ir jūs spręstume kiek įmanoma greičiau ir efektyviau. Iš tikrųjų, aš pradėčiau nuo paties bendriausio dalyko. Tai yra realus nusiteikimas būti visą laiką žingsnių priekyje ir gaudyti tas bangas, kurios pasaulyje vyksta, kurios tiesiog priekyje būti ir drąsiau negu kitiems. Aš daryti, nes aš tai matau, ar čia prasideda diskusija tokia, kaip čia baisu viso šalies uberizacija prasidėjo, ar ten dar kokios nors, tai, taip, jeigu jau yra tendencija kažkokia, tai reikia labai drąsiai ten eiti, ar ten būtų darbo kodeksas, ar ten įteisinimas, ten dalinimosi paslaugų, ir apskritai leidimas greitai naujus dalykus, kur internetinė televizija galiausiai per YouTube, ar ne, kuo įvairiausi dalykai, kad jie egzistuotų realiai ir kad pirmyn eitų ir neieškoti priekabių, o tai čia toks bendras fonas. O jeigu taip realiai žiūrėti, tai aš ir galiu sakyti, kad ir Vilniaus mastu tas išbandyta yra, kur reikia statyti, tai yra 3 banginiai, sakyčiau, pagrindiniai. Tai pirmas yra radikaliai atviri duomenys. Iš tikrųjų, radikalus atvirumas, kaip bendrai atvirumas ir duomenų konkrečiai atvirumas. Antras dalykas tai yra, sakykime, kultūra, kad sprendimai yra priimami remiantis duomenimis. Ir čia tas big data analizės visas, apie ką pranešėjas prieš tai šnekėjo, irgi labai svarbu. Ir ta kultūra turi būti, kad jeigu nėra duomenų, tai reiškia nėra pagrindo sprendimai. Tai ir tą turim pavyzdį, kaip padaryti. Ir trečias dalykas tai yra, sakykime, klaidų tolerancija. Tai yra tokia sandboxo
principas toksai, kad iš principo vėlgi naujus dalykus reikia leisti išbandyti ir reikia leisti ir susimauti, jeigu jie blogi yra, nes ant to vėl nauji dalykai atsiranda. Tai šitie 3 principai ir iš tų 3 principų realaus pritaikymo aš tikrai labai realiai matau, kaip konkrečiai Vilniui pavyko daugybę dalykų padaryti ir Lietuvos mastu irgi net nebejoju, kad pavyks. Tai yra tradiciniai tokie 3 banginiai, ant kurių gali atsistoti viskas į vietą. Dėkuoju. Pone Paluckai. Tai aš tik tai vėlgi norėčiau akcentuoti ir kai kurios dalykus paaiškinti, kodėl yra svarbu politikos formavimas. Politika gali padidinti inovacijų skvarbą visuomenė, bet gali ją ir stabdyti. Tai pavyzdžiai gali būti, pavyzdžiui, dronai. Kokia kilo panika, kai dronai pradėjo skverbtis į visuomenę. Taip, atsirado iniciatyvos neskraidimo zonom, kontroliam, kontrpriemonėm ir panašiem dalykam. Tai, o jeigu aš pasakyčiau, pavyzdžiui, kad jūsų privalomos sveikatos draudimo fondo įmokos bus susietos su jūsų Fitbito duomenimis, kurias mes updatintumėm, sakykime, šeimos gydytojų turimą informaciją. Sveikai gyvenat, mokat mažesnį mokestį. Ar tai paskatintų šios technologijos skvarbą visuomeniai? Matyt, paskatintų šiek tiek. Tai politikos formavimas čia yra kritiškai svarbus. Jeigu mes šiandien šnekam apie institucijų stumdymas ir konkuravimą, kas čia daugiau prisims išteklių ir kas labiau konkuruos su verslu ir kas sumažins technologijų iš išorės prieinamumą, tai čia jau reikalingas vieningas sprendimas. Tai aš vėlgi grįžtu prie to. Institucinis politikos informacinių technologijų formavimas yra nepaprastai svarbu, nes jisai prisideda ir prie rinkos plėtros, ir prie inovacijų plėtros visuomenėje apskritai. Pone Paluckai, žinot, kur yra įdomus momentas? Aš vis tiek dar norėčiau tokį papildomą klausimą. Pernai mes diskutavom panašiom temom, vėlgi toje pačioje konferencijoje. Ponas Požėlas šitą kartą atstovavo jūsų partiją ir jūs kalbat kaip visiška opozicija. Tarsi jūs būtumėt buvę opozicijoje, o ne valdančioje koalicijoje tos 4 metus. Ir ponas Požėla buvo toks opozicionierius, kaip čia viskas blogai ar nedaroma. Ir dabar jūs irgi sakot, kad čia tas blogai nepadaryta. Aš nesakau, kas yra nepadaryta, aš sakau, ką reikia daryti. Tai akivaizdu, kad tie dalykai tikrai nesulaukia pakankamo dėmesio ir tai yra akivaizdu dėl paprastų dalykų. Aš kaip ir minėjau, yra vidinė tarp institucinė konkurencija. Ir mes visi, jūs tikrai tuos dalykus puikiausiai žinote, kaip registrų centras konkuruoja su informacinių technologijų plėtros departamentu, su informacinės visuomenės plėtros komitetu ir kitais dalykais. Tai tam, kad to išvengtum, politikos formavimą reikia pakelti į aukštesnį lygį, kad informacinių technologijų ministras sėdėtų prie bendro stalo ir turėtų savo balsą ir galėtų formuoti tą politiką. Tai technologijos į priekį plečiasi tikrai greičiau, negu politikai spėja gaudytis dažnai ir formuoti politiką. Tai dėl šios priežasties labai svarbu, kad atsirastų įstaiga, institucija, kuri tai darytų, akumuliuotų bendruomenės developerių IT nuomonę ir formuotų politiką. Dėkuoju. Pone Tomilinai, po to ponas Langaitis. Manyčiau, bent jau mūsų požiūriu, tai kaip ir tokie 3 pagrindiniai dalykai reikalingi Lietuvai ir kuriuos mes bandom propaguoti. Tai pirmiausia, visiškas atvirumas ir tai ta pozicija sutampa. Aš manau, kad atviro kodo plėtra irgi labai svarbi, bet atviro kodo plėtra taip pat yra viena iš labai svarbios vertybės solidarumo ir atskirties mažinimo prasme taip pat. Ir yra labai geri pavyzdžiai Britanijoje. Pavyzdžiui, Britanija pereina visas viešas sektorius, bent jau išreiškia tokį ketinimą pereiti į atviro kodo ofisą. Tai yra labai didelis žingsnis ir jie paskaičiavo, kad apie $800 per metus vienas valdininkas sutaupys. Tai čia yra ir pinigų taupimo didžiulė perspektyva, bet čia susiduria interesai didžiųjų kompanijų ir atviro kodo bendruomenės. Tai mūsų požiūriu iš tikrųjų visas viešas sektorius gali būti pavyzdžių to proveržio. Jis administracinėmis priemonėmis galima padaryti labai daug. Kad ir pavyzdžiui 90% atsisakyti popieriaus. Taigi čia vieno sprendimo tai reikia. Visus valdininkus priversti nesinaudoti taip dažnai popieriumi. Ir tada tas elektroninis parašas tampa reikalingas. Jūs manau, taip lengva bus priversti 90% valdininkų pakeisti kailį? Administraciniai sistemoje, ponas Vilniaus meras gali patvirtinti, valdininkai yra įpratę klausyti viršininkų. Lygiai tas pats su viešųjų transportu, lygiai tas pats su energijos taupimu. Viešajam sektoriui paklusnumas yra vertybė ir tuo reiktų naudotis. Prieš perdodamą žodį ponui Langaičiui dar noriu priminti, kad lauksim ir iš jūsų klausimų, turit puikią progą dabar pakamantinėti politikus prieš pat rinkimus. Tai tuoj, dar ponas Langaitis ir tada jau klausimai iš salės.
Prašau. Nebūtinai geriausias laikas iš tikrųjų kamantinėti politikus, nes dabar gali politikai labai daug pažadėti. Geriau po rinkimų iš karto kamantinėti. Ne, tai ne pažadų prašyti, o šiaip pakamantinėti, pasižiūrėti, kaip ar verti balso esat. Aš dar vieną komentarą dėl Palucko išsakytų minčių ir būtent pastebėjimo, kad skamba labai panašiai kaip prieš metus išsakytos Požėlos mintis. Tai šie kolegos greičiausiai iš tikrųjų turi daugiau panašumų su mumis čia sėdinčiais negu su tais socialdemokratais, kur yra nacionaliniai valdžioj. Tai galbūt tai atsakytų į klausimą, kodėl vieni kolegos, reiškia, iš socialdemokratų partijos skamba progresyviai, bet kiti kolegos, kaip matom, ne visai. Visose partijose yra tokių, nes, žinokit, jūsų partijų irgi ne visi progresyvūs. Mes irgi turim, tikrai turim, bet ką mes matome dabar, kad turime taip pat progresyvius naujos kartos kandidatus į vyriausybę. Ir matome iš ties labai panašiai, kad turbūt tie pagrindiniai teiginiai, kad mes galime informacinėse technologijose būti lyderiai, galime iš tikro diktuoti madas ir kurti verslus, eksportuojančius verslus iš Lietuvos. Turime iš ties puikių pavyzdžių, tarkim, toj pačioj e-sveikatoj. Esame sukūrę dalykų, kuriuos dažnai negebam panaudoti vartojimų lygmenį Lietuvoje, bet kaip produktus galėtume eksportuoti iš Lietuvos, tai yra puikus produktai. Ir atvirumas turi būti visuotinis duomenų, tik tai gali užtikrinti skaidrumą ir padėti išgyveninti korupciją iš Lietuvos. Neseniai buvo pristatyta ataskaita, kad iki milijardo eurų per metus yra išgrobstama per viešuosius pirkimus Lietuvoje. Kokia milžiniška suma tai yra, tai tiesiog užtenka žinoti, kad suprasti, užtenka žinoti, kad mes mokesčių iš viso per metus surenkame 6 milijardus eurų. Ir iš tikro labai plačios galimybės ir labai didelės naudos įgyvendinus tai. Įgyvendinti tai yra įmanoma, tai reikia tik tai politinės valios. Ir čia matau, tai tikiuosi, kad tai įsigyvendins. Ir taip pat mes turime sutelkti iš ties informacinių technologijų politiką į vieną biurą. Visiškai sutinku su Palucku dėl pačios koncepcijos, tik tai siūlyčiau kitokį sprendimą. Siūlyčiau įkurti CIO biurą prie ūkio ministro, taip kaip padaryta Estijoje, mano paties būsi verslo partnerio Tavi Kotka ir tai puikiai veikia. Taip, dėkoju. Gerai, dabar klausimą iš salės. Štai čia matau ranką, tuoj atnešiu mikrofoną. Jeigu klausimas, aišku, geriau būtų, kad klausimas kažkam konkrečiam būtų, bet jeigu visiems, tada prašysiu labai glaustai atsakyti. Klausimas visiems. Labiausiai laukiamas produktas iš visos politikų bendruomenės, visos IT bendruomenės yra balsavimas internetu. Nuomonė ir kada? Tai iš eilės nuo pono Langaičio iki pono Tomilino. Pasiūlymas yra pradėti nuo įgalinimo elektroninių balsavimų balsuoti užsienio gyvenančių Lietuvos piliečių. Iš ties nepradėti visuotinį elektroninį balsavimą, būtent matant, kaip tas klausimas juda ir kokios išvados yra iš Šveicarijos, Norvegijos ir kitų šalių. Taip, ponia Šimašiu. Nežinau, ar pats laukiamiausias produktas, nes rinkimai kas keli metai tik tai, arba kas metai išdėlioja, yra daugybė praktiškesnių dalykų, bet aišku laukiamas, aišku su visais iššūkiais, kurie šitai bendruomeniai žinomi, bet aš turiu pasakyti, kad liberalai turbūt vieninteliai, kurie jau bene 7 metai nuolat tą klausimą kasmet kelia ir bene vieninteliai vieningai užpasisako. Aš tik labai kolegas čia pasidaryčiau ir konservatorius, ir socialdemokratus, kad būtų tikrai labai aiški pozicija vienareikšmė ir kad paimti ir padaryti. Tai socialdemokratai be ne vieninteliai iš tikrųjų tai ir pamėgino padaryti prieš beveik metus pateikdami įstatymo projektą, kuris nesulaukė palaikymo Seime iš kolegų konservatorių, matyti vyresnių frakcijos. Tai kaip suprantu, valdžioj konservatoriai yra. Tai... Nes jeigu, aš kiek pamenu skaičius, jeigu nori valdančioji koalicija ir dar prisideda opoziciniai liberalai, tai viskas, važiuojam. Čia tik drąsos kelias gali sustabdyti tada. Žiūrėkit, politinė sistema vis tiek susideda iš dviejų polių. Vienoje kairiai pusė yra socialdemokratai, dešiniai konservatoriai, liberalai, kaip sakyti, lankstus per vidurį. Tai liberalai čia konkretus buvo labai. Tai šioje vietoje vis tik tai, jeigu būtų buvęs palaikymas šiek tiek iš dešinės tvirtesnis, iš konservatorių frakcijos, mes jau turėtumėm internetinį balsavimą šiais metais. Prašau, pakomentuokit, pane Langaitė, po to ponui Tomilinui. Opoziciją palaikyti negalit, gerai. Trumpai. Ne, aš tik priminsiu, kad mes esame opozicijoje. Tai jūs neturit prievolės, bet galėjot geros valios vedinį, tiesą sakant, jį palaikyti.
Pone Šimašiau, norit pakomentuoti? Tai čia faktas yra faktas. Liberalai visi palaikė, socialdemokratai pateikė, bet ne visi atėjo į balsavimą ir taip toliau. Konservatoriai iš viso atskirai nuomonę. Gerai, naujoji politinė jėga sparčiai auganti, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Pone Tomilinai, kokia jūsų sąjungos požiūris? Aš bijau būti nepopuliarus, bet mes girdime abi pusės ir girdim, mes esame atsargumo principo šalininkai. Iš principo, ne dėl kažkokio atsilikimo ar kažkokio nešiuolaikiškumo, tik apie tai net negalvokim. Žinoma, mes kaip eilinis žmogus aš norėčiau, mano vaikam, kai jie užaugs, gal bus lengviau ir panašiai užsienis, bet kaip politologas turiu pasakyti, jūs man paaiškinkit, kaip išspręsti fundamentalų demokratijos principą, balsavimo slaptumą. Ta prasme, tai yra fundamentalus principas, balsavimo slaptumas ir europinė tradicija, bent jau aš kalbėdamas su savo kolegom Norvegijai, būtent apie tai mes ir diskutuojam, kaip į tai išspręsti, kaip išvengti slaptumo pažeidimo. Taip, trumpą repliką, prašau. Slaptumo pažeidimą galima išvengti tiesiog leidžiant keisti balsą iki pat paskutinės sekundės. Jeigu žmogų nuperka balsą, jisai gali pakeisti balsą tam išėjus, kuris nupirko. Jo, čia turbūt reikia irgi pasakyti, kad arba einam drąsiai, arba ne, nes slaptumo pažeidimų ir balsų pirkimų mes šiandien turim aibę. Galim spekuliuoti tik tai, kiek procentų balsų yra nupirkta ir išviešinta ir taip toliau. Tai čia turbūt atskiras dalykas. Ar ne? Vėlgi, jeigu mes būtume pirmiau negu estai tai padarė, tai būtų brandas pasaulyje labai ryškus. Dabar jisai būtų nebe toks ryškus. Man tikrai gaila, kad kartais drąsos pritrūksta būti pirmiesiems. Aš tarkim, kai buvau teisingumo ministru, tikrai pateikiau irgi visus projektus, kad apskritai jokie teisės aktai nebūtų iškilmingai parkerių pasirašomi. Nes tiesą sakant, jeigu įstatymas 15 puslapių, o prezidentė pasirašom paskutinio, o kas ten buvo 13 puslapį arba 8, ar ne, čia saugumo iliuzija, vėlgi elektroninis pasirašymas irgi būtų svarbu. Ir čia visose srityse tas. Tiesiog reikia leisti savo būti drąsesniems negu kiti, vienu žingsniu priekį. Na, aš manau, kad turbūt ir šitoje salėje yra viena didžiausių koncentracija protų, kurie gali patarti, kaip užtikrinti šitą saugumą ir išspręsti. Ar dar turim klausimų iš salės? Taip, čia prašau. Mikrofoną. Čia, mikrofonas. Ačiū. Juozas Andrikonis, Telecentras. Klausimas dėl institucijos. Yra dabar informacinės plėtros komitetas. Nesenai sužinojau, kad yra informacinės plėtros departamentas ten pat. Tai ir jeigu jis nieko nesusitvarko ir nieko nepadaro, tai aš manau ir kita institucija tą patį padarys. Tai galiu pritarti. Tai išėlės vis tiek visiems trumpam. Galiu pritarti, kad institucijų formato pakeitimas savaime neišspręs. Galų galia tai rems į asmenybę ir asmenybės, kurios imsis to darbo, kuriems ta atsakomybė bus suteikta. Taip, ponė Tomilinai. Ir po to išėlės. Šiaip, žiūrint į europinę statistiką, iš tikrųjų Lietuva išleidžia neproporcingai daug viešajam valdininkų išlaikymui, būtent valstybės aparatui 7% nuo nacionalinio biudžeto, tai yra dideli skaičiai, Europos vidurkis yra 4. Todėl apskritai kalbėti apie institucijas ir jų naujų kūrimą, tai yra, tikrai reikėtų galvoti apie peržiūrą. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų sąrašo lyderio Sauliaus Skvernelio buvo pradėta vidaus reikalų sistemoje, buvo pradėta strategija, kaip įvertinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir kaip optimizuoti jo sudedamasias dalis. Tai, aišku, nebuvo baigta, bet mes būtinai pratęsim. Taip, pane Paluckai. Tai vis tik tai aš galiu pasakyti, kad tokios ministerijos įkūrimui didelių išteklių nepareikėtų. Ir iš tikrųjų tokių didelių išteklių nereikėtų, nes juk mesgi konsoliduotumėm tas įstaigas, kurios šiuo metu politinių rangų yra gerokai žemiau. Kodėl neveikia institucija prie ministerijos? Dėl labai paprastų priežasčių. Kai reikia įstaigos prie ministerijos vadovui išaiškinti politiką ir kodėl taip reikia daryti ministram, kurie susėdė prie stalo, tu susiduri su problema. Sako, o kas tu toks? Mes priimam sprendimą, tu nebalsuoji prie šito stalo. Todėl šitas statusas yra būtinas. Kodėl buvo sukurta kažkada energetikos ministerija? Nes buvo strateginių rimtų projektų, kuriems reikėjo strateginio politinio palaikymo. Tai dėl šios priežasties aš tikrai net nebejoju, kad tokia institucija yra reikalinga. Jeigu mes jau norime išteklius taupyti, energetikos ministerija atliko savo funkciją, ji gali būti atgal sujungta su ūkio ministerija, o informacinių technologijų ministerija matyt būtų viena iš tų, kuriai aprūpinti reikėtų mažiausiai išteklių, nes ji galėtų ir tech hubuose dirbti, ir nereikėtų popierių, ir nereikėtų kitų dalykų.
Pane Šimašiau. Aš tai skeptiškas esu dėl institucijos ir kad jinai viską išspręstų, arba daugelį dalykų, kad pajudintų ir išspręstų, nes vėlgi bandymai buvo įvairūs ir ten ministerijų bandymai buvo ir Seime komitetas atskiras atsirado ir matome, kad tai truputėlį butaforija visą laiką tampa. Ir man atrodo, kad vėlgi dalykai, kurie iš tikrųjų yra reikalingi, tai net tarp institucinis bendradarbiavimas, nors čia yra didžioji bėda, tarsi kitų praktinė. Tai iš tikrųjų realios politikos, kaip sakiau, politika, kad leisti bandyti ir suklysti, atviri duomenys radikaliai ir duomenų analizė. Ir aišku, kad tą įtvirtinti reikia tikro lyderio kažkur ir jisai gali būti bet kuris ministras gali to imtis. Ir tiesą sakant, valdymo srityje tai turėtų būti vidaus reikalų ministras, sakykime, ūkio srityje gal kažkiek tai ūkio ministras, gal susisiekimo ministras, net ne taip ir svarbu. Esu daręs dalykų, kur einama į kitos ministerijos daržą ir viskas pavyksta, jeigu tik yra lyderystė. O praktinė prasme, tai aišku, toksai Chief Information Officer tai tikrai praverstų. Ir aš asmeniškai, tarkime, kad ir savivaldybėje mes turim Povilą Poderskį, tarkim, mano patarėją, kuris tą funkciją atlieka be jokios institucijos ir taip pastumia reikalus į priekį. Galbūt kažkada kitaip turės atrodyti, bet žmogus, lyderis su tuo principu dėgymu jisai turi užsiimti ir daryti, bet institucijos nemanau, kad reikėtų. Taip. Dar turim laiko vienam klausimui iš salės. Prašau, štai čia. Gerai, matau, kad dar ne vienam klausimui. Nes jeigu klausėt, vadinasi įdomu, tai išnaudokim progą. Labadiena, Marijus Trončikas. Klausimas labai konkretus. Už 2 dienų turėtų startuoti išmanioji mokesčių administravimo sistema. Koks jūsų požiūris, kaip jai pasirengta ir kaip pavyks? Ir dar truputį komentaras apie e-sveikatą. Pernai šnekėjo berods jūs, kur perėmėnė vieni iš kito pakankamai ilgai ir šie metai vėl kiti. Tai nežinau, 2 klausimai, arba pirmas skubesnis, svarbesnis verslui, kurio čia daug sėdi, antras yra žmonėms. Gerai, apie išmanę mokesčių sistemą, kas norėtų? Jo, tai aš tiesą sakant, gal apie abu kartu atsakysiu. Prašau. Tai, nes dėl e-sveikatos, tai man atrodo, kad projektas, tikrai jisai negyvas kol kas, ar ne? Jis pernai buvo irgi negyvas. Jeigu 2/3 visų receptų per e-sveikatą išrašomi yra vienoje Vilniaus poliklinikoje, centro poliklinikoje, 2/3 visos Lietuvos receptų. Tai turbūt yra gera iliustracija, kad jisai negyvas, bet kartu, kad galima išjudinti ir šiuo atveju, sakykime, poliklinikos direktoriai visa pagarba, kad jisai rado būdus, kaip ten įsipaišyti ir įeiti, nes tokių negyvų projektų mes aibę matome. O dabar dėl išmanios mokesčių sistemos, man atrodo, kad čia truputėlį bandymas neišmanumo galvose, kaip sakant, kompensuoti išmanumu technologijose. Taip nevyksta. Ir jeigu mokesčių inspekcija prieš maždaug 13-14 metų iš tikrųjų buvo pažangi ir daug padarė į priekį, tai šiandien aš matau, kad mokesčių inspektoriai, vargšai, jie negali apsiginti, kodėl jie eina į vieną arba kitą įmonę tikrinti ir kodėl reaguoja pagal anoniminius skundus. Ir jokių čia big data analizės, nežinau, kažkaip, kaip čia pasakyti, jokių ženklų aš nematau. Ir tiesą sakant, su ta išmaniaja sistema aš irgi nematau, kaip jinai išspręs šitos dalykus. Nėra tų ženklų. Taip. Blogai yra. Pone Paluckai? Aš tiesą sakant, testavimo procesas dar yra nepasibaigęs, tiek vaštaraščių posistemės. Sako pasibaigęs žmonės. Pasibaigęs. Okay. Aš tada norėčiau šiek tiek komentuoti dėl bendros politikos. Kas šiuo metu mano galva yra neteisinga, tai yra, kad valstybė vis tik tai bando šiek tiek konkuruoti su kitais sprendimais, kurie jau yra sukurti rinkoje arba gali būti sukurti įvairiau, galbūt greičiau ir panašiau. Tai yra, kai valstybė imasi valstybės institucijos ir front-end ir back-endą viską patys suprogramuoti ir padaryti, dažnai patys gerai nežinodami, ką užsakinėja ir ko nori, tai rezultatas būna panašiai kaip e-sveikata. Tai čia sklandžiai pereinant nuo mokesčių inspekcijos prie e-sveikatos. Išsisukant iš principo nuo atsakymo. Dėl, tiesą sakant, tikslas valstybinės mokesčių inspekcijos tos išmaniosios sistemos yra tikrai teisingas, tai yra mažinti šešėlį ir supaprastinti tą dokumentacijos pateikimą. Ar realizavimas yra geras? Aš nežinau. Jeigu mes šnekam apie atsisakymą visos tos biurokratinės naštos pateikimo ataskaitų įvairių ir panašiai, tą, ką gali susigeneruoti pati mokesčių inspekcija, turėdama vaštaraščius ir PVM sąskaitas faktūras, okei, bet ar tai buvo implementinta tvarkingai, mes pamatysim. Dėl e-sveikatos aš savo nuomonę pasakiau, reikėjo vis tik tai platformos, į kurią galėtų integruotis įvairūs sprendimai, kurie yra sukurti rinkoje. Šiuo metu Vilniuje, kas buvo ir pasakyta, porą poliklinikų vis tik tai naudoja rinkoje sukurtą, o ne ministerijos sukurtą modulį, kuris leidžia išrašinėti, pavyzdžiui, e-receptus 3 kartus greičiau ir efektyviau. Pane Tomilinai, turit ką pridėti?
Aš tai gal bendro pobūdžio tokia pastaba, man konkrečiai nesu įsigilinęs iš tos mokesčių sistemos naujovės, bet galiu pasakyti, kad apskritai Lietuvoje labai didelė problema yra, kad tam tikri rodikliai, kai jie yra nepasiekiami, nėra atsakingo, nėra iš viso kalbėjimo apie tai. Jeigu mes kalbam apie gyventojų trukmę, kodėl sveikatos ministerija nėra atsakingos už tai, kad nedidėja ta gyventojų trukmė arba didėja per lėtai? Kas už tai atsakingas? Kodėl mes apie svarbius indeksus politikoje praktiškai nekalbam? Tai iš tikrųjų parlamentinė kontrolė yra absoliučiai labai silpna Lietuvoje. Tai kalbant dar apie sveikatą, tai manau, kad čia labai svarbu yra ir interesai, gaudimasis interesuose. Man kyla klausimas, kur dabar eina ranka išrašyti receptai, kas gauna informaciją apie jų turinį, apie tai, kokie daktarai ką išrašo. Man įdomu, ką IT bendruomenė žino apie tai. Čia būtų labai įdomu. Kiek žinau, Nobelio premijos laureatas Šileris savo knygoje bent jau rašo, kad visa ta informacija nueina tik farmacijos kompanijoms, daugiau niekam. Dėkoju. Taip, dar klausimų? Čia matau ranką. Prašau. Labadiena, Giedrius Markevičius. Turbūt visi sutiks, kad viena iš problemų yra žmonių kompetencija visose IT projektuose. Nupirkti geležiukus, padėti į sandėlį gebame kiekvienas, nereikia ieškoti auksinio šaukštų pavyzdžių. Bet klausimas, kaip išspręsti valstybės sektoriaus IT darbuotojų kompetencijos problemas. Tas yra dvi esminės problemos. Viena tai, kad mes neišgalime jiems mokėti adekvataus atlyginimo, kurį gali mokėti verslas. Atotrukis yra kartais, 3, 4, 5 kartus. Ir antras dalykas, kad jie neturi visiškai jokių lėšų tobulinimuisi. Nei biudžeto mokymams, nei komandiruotėms, nei kitų dalykų. Aš sakyčiau, kompetencijų atotrukis yra dar šioks toks tik tai dėl kelių pasišventusių žmonių dirbančių valstybiniam sektoriui. Ačiū jiems už tai. Bet ilgalaikiai perspektyvai mes esame pasmerkti su dabartinio valstybės tarnybos įstatymu. Taip, pažvelkime į priekį iki 2020, ponė Tomilinai, po to ponas Šimašius ir po to ponas Langaitis ir ponas Paluckas. Kaip jau aš anksčiau minėjau, mūsų vizijoje, Valstiečių žaliųjų sąjungos vizijoje, viešas sektorius turi tapti pavyzdžių visose srityse, nuo rūšiavimo iki viešo transporto. Ir šioje srityje ypatingai, aš čia paminėsiu kodėl. Ką aš turiu omeny. Viešas sektorius turi būti pirmas, kuris pasirašo visas įmanomas kolektyvinės sutartis su visom vienoje ar kitoje sferoje dirbančiai žmonėmis. Būtent tik tai per kolektyvinės darybas, tik tai per solidarumą ir per kolektyvinį atstovavimą realiai Lietuvoje gali augti atlyginimai. Visas tos kalbas apie tai, kad rinka išspręs, neišsprendė rinka. Neišsprendė, reikia kolektyvinių darybų. Bet ką jūs siūlo daryti? Kaip konkrečiai, IT bendruomenė, kolektyvinis susitarimas, žmonės, profsąjunga, valdžia ir dėrybos per kiek laiko, kaip augs atlyginimai. Kaip funkcionuoja Skandinavijoje. Pirmas žingsnį yra padariusi vidaus reikalų ministerija. Išstudijuokit patirtį. Taip, ponė Šimašiau. Aš gal nepopuliariai čia nuskambėsiu, bet man atrodo, kad viešajam sektorėje pagrindinis trūkumas yra ne IT kompetencijų, netgi bet vadovavimo kompetencijų. Nes ne IT specialistai galiausiai žino, ko reikia ir kas turi būti perkama. Ir čia, kad išspręstume ir IT specialistų, ir vadovų, ir viso kito kompetencijos klausimus, tai aišku, pirmas dalykas, ką iš tikrųjų reiktų sistemiškai padaryti, tai valstybės tarnybos įstatymą iš šiukšlių dėžę išmesti. Ta tikrai reikia padaryti ir pradėti matuoti pagal rezultatus, mokėti normalius atlyginimus, gal būtų galima mažiau ir viskas atsistotų į vietas, nes atsirastų realūs įrankiai. Bet iliustruojant, kad nebūtinai čia taip susiklosto, kad kompetitingas privatus sektorius nekompetitingas viešo IT, vėlgi, nenoriu daug pavyzdžių lysti, bet labai dažnai dėl nekompetitingai, tarkime, geroji istorija, nekompetitingai suformuotų sprendimų, IT įdėgymas sprendimų gaunasi toksai, kurio nereikia net jeigu ir privatu yra įdėkta. Aš pavyzdį pasakysiu. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste mes labai vėlgi apie tą big data ir nebūtinai big, medium data analizę matuojam paslaugų sutikimo laiką, trukmę visose srityse. Tai šiandieną palyginus su 2 metų 7% greičiau yra visos paslaugos sutikimas. Išskyrus kai kurias išimtis. Ir tos išimtis susijusios su naujomis išmaniomis informacinėmis sistemomis. Pavyzdžiui, infostatyba. Žinome, kad šitoje srityje rezultatai smarkiai pablogėjo dėl to, kad sistema yra neveiksni, dėl to, kad jinai buvo tokia sukurta, dėl to, kad niekas nesugebėjo paaiškinti, kam jos reikia ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat būtent tas vadovavimo kompetencija, man atrodo, yra esmė. O tada jau IT kažkaip tai jau išsispręsim, bet irgi, aišku, tai labai svarbu. Aišku, supratau pavyzdį, ponė Langaitė.
Čia labai teisinga paliesta problematika, būtent labai dažnai valstybės užsakymuose. Užsakymas pats suformuojamas yra visiškai ne tam skaupui ir be supratimo visų pirma IT galimybių ir rizikų. Tada pagal tokį užsakymą pakviečiami reiškia konkurso būdu yra tiekėjai, kuriems nesuteikia galimybę įsigilinti į kliento srities, reiškia į kliento darbo procesus ir gaunasi tada, kad tie darbo procesai optimizuojasi, nepagreitėja, o kaip matome, jų išmatavimų konkrečių sulėtėja. Ir matome tai ne vienoje informaciniai sistemoje valstybei. Tai pirminė problema yra valstybės tarnybos įstatymas. Reikia suteikti iš tikrųjų galimybę būtent kompensuoti pagal rezultatus, tai be to nieko nebus. Antra, pritariu, vadyba turi būti sutvarkyta ir tik tada bus priimami teisingi sprendimai samdant specialistus ir tik tada mes galėsime formuoti užsakymus pagal tai, ko iš ties reikia. Vėlgi, dažnai pinigai iššvaistomi valstybės yra užsakant žymiai daugiau negu reikia, ne tik tai, ne tai, ką reikia. Taip, pone Paluckai. Tai keletas dalykų. Tai pirmas dalykas institucijos CIO, tai yra apie ką mes truputį iš pradžių šnekėjom, ką šnekam valstybės mastu, tai institucijoje tikrai turi būti tas vyriausias kompiuteristas, kuris ir formuoja tos įstaigos tam tikrą politiką. Ir antras dalykas, apie ką mes visi galvojam, bet truputį, matyt, pamiršom paminėti, tai yra tas crowdsourcingas tam tikras. Jeigu kompetencijos įstaigai trūksta, visada gali paprašyti pagalbos. Tai yra Code for Vilnius pavyzdys arba Code for Lithuania būtų pavyzdys, kaip tam tikras tiražuojamas projektas. Nes tikrai, jeigu kreiptųsi institucija, įstaiga, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministerija į jūsų bendruomenę ir sakytų, žiūrėkit, paleisime sveikatą, gal kažkas norit pažiūrėti tą techninę specifikaciją, ką mes čia ruošiamės daryti. Arba vartotojo sąsajos aprašymą arba kitus dalykus. Tikrai atsirastų nemažas būrys žmonių, skaitų, gerai, pažiūrėsim, kad yra praktika, kad jūs kartais padarot nesąmonių, todėl mes pažiūrėsim vien dėl to, už dyką. Nes tai veikia Vilniuje, tai turi veikti ir Lietuvoje. Taip, trumpai labai panašiai. Trumpą repliką, tik pavyzdį. Nuo Dembavos tragedijos praėjo 4-5 metai, kai lokacijos rygės. Tuomet grupė programuotojų susijungė ir atviro kodo pagrindo pasiūlė programą, kuri leistų išmaniajam telefone distanciniu būdu įdėkti programą. Jeigu skambini 112, iš karto įsijungi GPS lokaciją. Nesakom, mes geriau padarysime už tą milijoną kitą už europinius projektą, kurio iki šiol dar nėra. Tai prasme, projektas galėjo būti už dyką prieš 3 metus, jo nėra už pinigus didelius netgi šiandien. Tai čia toksai pavyzdys, kad iš tikrųjų tai realiai veikia ir gali veikti. Bet kaip jūs, pone Šimašiau, tiek laiko politikoje ir nežinot, kam daryti už dyką, jeigu galime už milijoninius projektus padaryti. Tai kaip maži vaikai. Gerai, paskutinis klausimas ir dabar šį kartą rimtas, manau, kad irgi labai aktualus ir IT visai bendruomeniai. Švietimas ir parengimas naujų specialistų. Iki 2020 metų manoma, kad Lietuvoje gali trūkti iki 10 000 specialistų. Problema yra ir su informatikos mokytojais, kurių mažėja. Ir, pavyzdžiui, man netgi vakar teko būti vienoje gimnazijoje, prie kurios prijungė mažos mokyklos skyrių. Informacijų technologijų mokytojas ten sako, nėra ko man ten važiuoti, nes ten nėra nei vieno kompiuterio. Aš nežinau, ką aš ten galiu mokyti. Jūsų dabar jau vėlgi, žiūrint kaip į politinių partijų atstovus, kokios yra jūsų vizijos per šitos 4 metus, kaip šitą problemą, bent jau iš dalies kažkiek išspręs. Pone Langai. Tai, ką jau kalbėjom, orientacija į rezultatus visų pirma turi atsirasti valstybės valdyme. Tai manau, kad tai pasikeis, tik tai iš esmės pasikeitus turbūt kartai, galima sakyti, politikų, kai išvysime naujos kartos vyriausybę. Ir brėžti tikslus nuo viršaus ir labai aiškiai jų laikytis. Mes turime valstybės pažangos strategiją Lietuva 2030, esu vienas iš bendrautorių. Neblogas jis atrodo dokumentas atgulė nacionalinę pažangos programą, pagal kurią dalinai programuojami ES paramos pinigai. Tačiau vietoj to, kad iš ties siekti ir pasiekti tų rezultatų ir tikslų, kurie yra užsibrėžti šiuose dokumentuose, yra siekiame atrasti žodžių, frazių, ir projekto aprašymo būdų, kaip įsisavinti pinigus, darant tą, ką moka daryti ir ką visą laiką darė faktiškai, ministerijų lygmenį ir taip toliau. Tai kaip tai pakeisti? Pakeisti galima tik tai politinę lyderystę, nuo viršaus, laužiant visus orientuotis rezultatus. Be to realiai nieko nebus, mes čia galim kalbėti ir kalbėti. Taip. O užsibrėžus labai aiškiai, kokių mokytojų mums reikia, kokios kvalifikacijos, pamačius, kad kokius atlyginimus jiems reikės mokėti, akivaizdu, kad reikės
iš esmės peržiūrėti mokytojų ruošimą. Ir šiandieną Edukologinis universitetas ruošiantis tokie, tarkim, uždarojo aplinkoje mokytojus, tai nėra tas modelis. Mums reikia turėti žmonės, kurie eina patys studijuoti ir dirba informacinėse technologijose, kurie myli šitą sritį. Ir tada jiems suteikti edukologo reikalingas žinias, kad jie mokytų vaikus, atinkamai suteikti į reikiamą atlyginimą, kad jie tą darytų. Tada jie darys tai ir gerai, ir pakankamai plačiai. Taip, dėkuoju. Pone Tomilinai, galbūt iš tos pusės, kad... Apskritai mūsų partijai per šios rinkimus mes labai aiškiai deklaravom, kad švietimas ir kultūra yra absoliutus prioritetas, tai yra labai svarbu. Politinės partijos daug kalba, bet kai jie įvardė konkrečius prioritetus, tai turbūt yra svarbiausia, tai mes tam skirsim ypatingą dėmesį, bet šiaip tai mes mūsų programai pakankamai ambicingai yra iškeltas tikslas laipsniškai, protingai, išmaniai mažinti krepšelio principo dominavimą švietime apskritai ir tobulinti jį, galbūt naikinti. Tai taip pat mokytojo profesijos prestižo auginimas ir mums iš tikrųjų reikia išlaisvinti mokytoją nuo tokio mechaninio valstybinio egzaminų paruošėjo. Mums reikia ugdytojo, mums reikia kūrybininko ir kūrybingos asmenybės puoselėtojo. Tai tokie bendri dalykai. Dėkuoju. Pone Paluckai. Na, čia, matyt, apie politinius prioritetus šnekėti net ir nereikia, nes visi dėl šito sutarė, čia yra tiesiog įgyvendinimo, politikos įgyvendinimo klausimas, labai konkretus ir čia tiesiog, taip kaip ir tikrai galiu paantrinti Tadui, dėl konkrečių tikslų kėlimo ir paskui paprastos logikos, sąlyginės logikos metodų tą klausimą spręsti. Jeigu tu nori 10 000 programuotojų, reiškia, turi būti 1000 informatikos klasių mokykloje. Jeigu nori 1000 klasių, reiškia, turi būti 1200 mokytojų, nes serga, keičiasi ir panašiai. Tada pasiskirstimą pagal teritoriją ir panašius dalykus. Bet čia jau mes susidurėm vis tik tai su įgyvendinimu, ne su politiniu prioritetu, bet su įgyvendinimo ir tų rezultatų matavimo problema. Tai kitos kadencijos Seimas ir vyriausybė, nauja, ta pati ar kažkokia mišri, tos klausimus ir turės įspręsti. Pone Šimašiau. Šalia pasakytų ir gerų dalykų aš pridėčiau tik tai vieną tokį bendrą. Kompiuterių užpirkimas į visas mokyklas ir aprūpinimas, jisai nebūtinai išspręs problemą. Nes mes turime suvokti, kad skiriasi santykis su informacinėmis technologijomis, santykis kaip vartotojo žmogaus ir santykis kaip kūrėjo su tomis technologijomis. Apie ką mes šnekame, apie vartotojų, tai galiausiai visi tampa vartotojai, kai tampa patogu. Viskas čia tvarkoja. Bet kaip kurti? Kaip išdrįsti kurti, va čia, man atrodo, yra tikroji bėda, nes vis daugiau kompiuterių, vis daugiau jais naudojamasi, bet tas supratimas, kad aš galiu kažką suprogramuoti, padaryti naujo ir sukurti, va šitas dalykas senkantis yra negeras. Ir vėlgi, tai, kad prieš 20 metų mes negerbėm intelektinės nusavybės teisių ir ten visur ten lauždavosi visi, neslėpkim, ir jūs tai darydavot. Tai ir kažką tai padarydavo, dabar ta dvasia kažkur tai nuėjusi, nes nebekuriame. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbu ne tik tai kompiuteriai, bet kur kitur. Na, jeigu 5 metų vaikui, mano teiginys būtų, neleidžiam į obelį lipti, tai 25 nesistebėkim, kad jisai verslo nenori pradėti. Taip. Čia visur tas turi būti ir su informaciniam technologijom lygiai taip pat reikia leisti laužyti ir kurti. Kągi, dėkoju mūsų diskusijos dalyviams, ponui Šimašiui, ponui Langaičiui, ponui Paluckui ir ponui Tomilinui. Sėkmės jums visiems per sunkią savaitę, kuri jūsų laukia iki spalio 9 dienos. Na, o visų mūsų konferencijos dalyvių primenu, kad po pietų pertraukos darbas vyks 4 skirtingose sesijose. Išsirinkite savo sales pagal programėlėje, kurią jūs matote savo telefonuose. Tai yra ETA, Lambda, Gamma ir Zeta salės. Na, o dabar metas pasistiprinti. Pietus yra Beta salėje visiškai šalia. Taigi gero apetito ir pasimatysime po visko. Ačiū. Ačiū, ponai. Dėkoju.